baigėsi sėkmingai ir skirtumas vėl 5 taškai. LeBronas Jamesas prieš Briusą Boveną. Briusas Bovenas labai puikiai sugudrauja šiame epizode ir LeBronas Jamesas, jausdamas varžovą už nugaros, tikėjosi galbūt kontakto. Briusas Bovenas spėjo pasitraukti, to kontakto nebuvo. LeBronas Jamesas šios klaidos metu sužingsniavo ir kamuolys atitenka NBA čempionams. Laris Hjūzas sėdo atsipūsti ant atsarginių žaidėjų suolelio ir vargu ar jau pamatysime mes jį antrajame ketvirtyje. Bovenas. Robertas Horry pašokdina Žydrūną Ilgauską. Tačiau taškus pelnyti San Antonijaus komandoje pavyksta Timui Duncanui. Jisai pataiso komandos draugo netaiklų metimą ir padidina skirtumą iki nemenkos 7 taškų persvaros. Triugudinas per 3 varžovus mėgino rezultatyviai pabaigti ataką, tačiau ji baigėsi nesėkmingai. Vos nepraranda, tiksliau galų gale praranda kamuolį Emanuelis Žinobilis ir nieko kito nebelieka Robertui Horry, kaip tik stabdyti pražangomis. Įsibėgėjusi LeBroną Jamesą 28 sekundės iki antrojo ketvirčio pabaigos, tokia 7 taškų persvara. Šiek tiek netgi didesnė. San Antonijaus komanda buvo įgijusi mačo pačioje pradžioje. Emanuelis Žinobilis paskutinis įk prametęs, padaręs klaidą. Iškart yra sodinamas Grego Popovičiaus ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jo pasirodo Brentas Berry. Šiose rungtynėse pelnęs 3 taškus. Pataikęs vieną tolimą metimą. Na, o Erikas Nau degina laiką. 2-2 su Žydrūnu Ilgausku. Triugudinas iš vidutinio nuotolio. Taikliai skirtumas sumažėja iki 5 taškų. Beveik 7 sekundės lieka San Antonijui suregzti taip pat sėkmingą ataką. Tonis Parkeris. Gražus jo prasiveržimas, atkaklus mėginimas pelnyti taškus, supykdantis visą komandos draugų atsarginių žaidėjų suolelį. Ir 50-45 po pirmų 2 kėlinių, po 24 minučių. Būtent toks rezultatas dega čia SBC Center arenos švieslentėje. Mes susitiksime po pertraukos. Well, pretty fast break to the second half. Spurs fans back to Friday night on Bill Taylor. The Viper 5 weather center for spring-like weather today. And that's really the beginning of a big warming trend for South Carolina. Visai netrukus prasidės trečiasis šių rungtynių kėlinys. 50-45 priekyje NBA čempionai San Antonijaus Spurs krepšininkai. 51% taiklumu. Šiandien kol kas atakuoja Spurs ekipa, 46% taiklumu Clevelando Cavaliers krepšininkai. Cavaliers padarė 10 klaidų per pirmus 2 kėlinius, San Antonijus 6 kartus suklydo. Žydrūnas Ilgauskas yra pelnęs 7 taškus, atkovojęs 7 kamuolius, 3 puolime, 4 gynyboje. Kartą jisai perėmė kamuolį ir vienas iki atliko rezultatyvų perdavimą. Rezultatyviausiai Clevelando komandoje rungtyniauja LeBronas Jamesas, jis yra surinkęs 12 taškų. Po 8 pridėjo Triugudinas ir Laris Hjūzas. Kaip minėjau, Ilgausko sąskaitoje 7 taškai. Daimonas Jonesas yra surinkęs 6 taškus. Tonis Parkeris rezultatyviausias San Antonijaus komandoje, 14 taškų. Nestorovičius 8, Emanuelis Žinobilis 7, Timas Duncanas kol kas yra įmetęs 6 taškus. Rungtynės sėkmingiau pradėjo San Antonijaus krepšininkai, jie įsiveržė į priekį ir pirmavo 11-2, tačiau vėliau situacija aikštėje pasikeitė ir iki pat antrojo ketvirčio pabaigos žaidimo taisyklės diktavo Clevelando krepšininkai. Besibaigiant antrajam ketvirčiui, keliuose epizoduose sėkmingiau sužaidė San Antonijaus krepšininkai ir dėka to jie dabar pirmauja 5 taškais. Triugudinas pažeidžia taisyklės, Briusas Bovenas stoja mesti 2 baudos metimų. Briusas Bovenas yra surinkęs 5 taškus. Prideda dar vieną.
padidina skirtumą iki 6 taškų. Briusas Bovenas, tai yra 10-asis jo sezonas NBA pirmenybėse. 34 metų krepšininkas, kurio geležiniuose gniaužtuose dūsta ne viena NBA įžymybė. Na ir šiandieną galima sakyti, jog jam sekasi stabdyti pagrindinį Clevelando Cavaliers komandos lyderį LeBroną Jamesą. Emanuelis Žinobilis. Prieš jį Laris Hughesas. Žinobilio perdavimas Bovenui. Bovenas iš aikštelės kampo 3 taškai, 54-45. Puikus Emanuelio Žinobilio rezultatyvus perdavimas Briusui Bovenui. Ir po šios sėkmingos atakos situacija labai panaši kaip ir rungtynių pradžioje. Antrąją rungtynių pusę sėkmingiau pradeda aikštės šeimininkai ir jie jau yra įgiję 9 taškų persvarą. Timo Duncano rankose kamuolys, jisai iškart jį atiduoda Tony'ui Parkeriui. Parkeris šiandieną per 18 minučių praleistų aikštelėje yra surinkęs 14 taškų. Duncano metimas skrieja pro šalį, Tonis Parkeris atkovoja kamuolį po varžovų krepšiu. Emanuelis Žinobilis laisvas ir niekieno netrukdomas. Turėjo progą pelnyti 3 taškus, tačiau jie pasinaudoti argentiniečiui nepavyko ir dabar jau Laris Hughesas su kamuoliu. Drew Goodenas. Pražanga San Antonijaus krepšininkams. Donielis Maršalas ir Damonas Jonesas. Naujokai papildė Clevelando Cavaliers komandos gretas. Su jų ir su Lario Hugheso atėjimu NBA ekspertai prognozuoja, jog Clevelando komanda bus viena iš daugiausiai perimančių kamuolių NBA lygoje ekipų. Na ir šiandieną kol kas Clevelandas yra perėmęs viso labo 4 kamuolius. Duncanas per Ilgauską. Taiklus jo šūvis 2 taškai ir San Antonijus įgyja rekordinę persvarą. 56-45. Ilgauskas, prieš Nesterovičius. Laris Hughesas mažina skirtumą iki 8 taškų, pelno 11 tašką. Jis ir LeBronas Jamesas, rezultatyviausia Clevelando komandos žaidėjai. Laris Hughesas praėjusiame sezone buvo Washingtono Wizards komandos lyderis. Ir vėl Timas Duncanas ir vėl per Žydrūną Ilgauską. Žydrūnui Ilgauskui nepavyksta stabdyti vieno geriausių visų laikų apskritai NBA lygos žaidėjų. Daug titulų yra iškovojęs Timas Duncanas ir kaip jisai pats įsireiškė, šiemet jis ir jo komanda sieks apginti čempionų titulą. Komanda pasipildė ir Niku Van Exeliu ir Michael Finley iš Dallaso Mavericks. Nikas Van Exelas praėjusiame sezone žaidė už Portlando Trail Blazers komandą. Fabricius Obertas iš Europos persikėlė už Atlanto ir dabar rungtyniauja stipriausioje pasaulio lygoje. Priminsiu, jog per LNK ir TV1 kanalą turėsite progos matyti daugelio lietuvių pasirodymą stipriausioje pasaulio lygoje. 11 klaida Clevelando Cavaliers komandos. Šiuose rungtynėse praranda krepšininkai kamuolį ir vėl suteikia progą San Antonijaus Spurs komandai padidinti 10 taškų persvarą. Kitos rungtynės, kurias kviesime jūs stebėti, bus tarp Miami Heat ir Indianos Pacers. Visi puikiai žinote, jog Indianos Pacers gretose šiemet jau debiutavo Šarūnas Jasikevičius ir kol kas jo žaidimą vertinti galime tikrai teigiamai. Na, o po savaitės turėsime progą ne tik girdėti apie jo žaidimą, bet ir pamatyti jį patį, kaip jam sekasi rungtyniauti tarp pačių geriausių pasaulio krepšinio atletų. Timas Duncanas iš viršaus per LeBroną Jamesą 60-50. Vėl 10 taškų persvara, kuria pirmauja NBA čempionai. Ir Clevelando Cavaliers komandos žaidėjai privalo imtis veiksmų dabar pat. Jeigu dar galvoja apie pergalę ir nenori patirti 15-ojo pralaimėjimo iš eilės SB